Ar tikrai gali būti toksai produktas ant mūsų ir ant mūsų vaikų stalo pažymėtas B raidele ir šviesoforas žalias? Tai tikrai toks produktas turi savyje labai daug cukraus, net 22 gramai cukraus, įeina ir cukrus, ir gliukozės sirupas, kukurūzai ir visa puokštė įvairiausių priedų ir sintetinių vitaminų. Iš esmės, jeigu mes panagrinėsime amerikiečių tyrimus, tikrai pamatysime, kad jų rekomendacijos nesirinkti angliavandenių pusryčiams yra kilę būtent iš šito, kad vaikams ir suaugusiems duodami pusryčiams greitieji angliavandeniai, kurie sveikatos niekada nepriduos. Ant košių nebūna pažymėta šviesoforas ir raidė, bet ant tokių sausų pusryčių mes matome pažymėtą B raidę, faktiškai žalias signalas. Sudėtyje, ką mes turime, tai yra sveikatai naudinga su žaliu šviesoforu B rodiklė. Mes matome, kad cukrų yra ne 22 gramai, skaidulinių medžiagų tik 5,5 ir ingredientų sąraše sveikatos tikrai nepamatysime, ir cukrus, ir įvairiausi maisto priedai. Šviesoforas įžiebtas, tačiau produktas yra su saldiklių maltitoliu ir taip pat produkte yra rafinuoti, dezodoruoti riebalai, ir kas, kad yra daug skaidulinių medžiagų, ir kas, kad produktas yra pažymėtas A raidė, tačiau jeigu mes tokius produktus valgysime dažnai, sveikatos tai tikrai mums nepriduos. Maltitolis tai yra saldiklis, kuris yra angliavandenių alkoholis, kuris gali skatinti ir pilvo pūtimą, ir didelis jų kiekis pažeisti mūsų mikroflorą, skatinti virškinimo sutrikimus. Venkite tokių produktų, rinkitės tikrą maistą. Visa tai, kas supakuota, yra mūsų sveikatai nenaudinga. Rinkitės nesupakuotus maisto produktus, tegu jie sudaro jūsų mitybos pagrindą. Patiko mano patarimai, spaus like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau patarimų. Ir sek mane socialiniuose tinkluose Instagram, Facebook, TikTok ir mano sveikatai palankų svetainėje. Gali rasti labai naudingą turinį, prenumeruok naujienas ir būk pirmas, kuris sužinos naujausią informaciją apie tai, kaip būti sveikam ir laimingam.